Paskutinysis 12 uždavinys, ačiū Dievui, ne 13. Tai laukti kažkokių bėdų matyti neverta čia. Duoti 2 grafikai ir žinoma tas uždavinys apie žmoną ir vyrą. Turi kažkas būti normalaus. Apie žmoną ir vyrą ir pavaizduota, kad žmona ėjo į darbą vienam grafikė, kažkas pavaizduota ir kitas grafikas, kur vyras ėjo į darbą. Na ir ten trečia paskutiniai daly, čia kažką gal ir supainiau, ne 4 čia dalis, jie priešingom kryptim. Na tai žmona, kai išėjo iš namų į kairę, vyras į dešinę, bet čia tik paskutiniai daly. Na ir kas čia pavaizduota, ta žmonos grafikė? Pavaizduota, kad kai jinai buvo nuėjusi 1,25 valandos, jinai tiek laiko, kai jau ėjo šitiek laiko, ne taip mažai nuėjo į tą darbą, ten dar nebuvo į darbą nuėjusi, ne? Bet jau buvo nutapino 6 kilometrus, sunku įsivaizduoti, kad čia tiek tapintų šiais laikais, na jau taip tikrai man labai sunku, bet į tai nekreipiam dėmesio. Jinai jau šuoliavo 1,25 valandos ir nušuoliavo 6 kilometrus. Ta žinom, vyras ten matom, jo ėjimas čia nekreivas, jis nešleivino, bet jo buvo ėjimas ne vienodu greičiu ar važiavimas, jis važiavo dviračiu. Čia toksai išlenktas grafikas, žmona tai ėjo vienodai tolygiai visą kelią, taip kaip įsistatė įvežęs, taip važiavo. O vyras, jisai, žodžiu, tai greičiau, tai lėčiau, tai jis ten toks šiek tiek kreivas tas jo grafikas, bet tai nereiškia, kad jis šleivodamas ėjo. Jis važiavo normaliai, bet jis per 1,25 valandos jisai įveikė 12 km dviračių. Gerokai 2 kart toliau nušuoliavo negu žmona. Na ir pirmas klausimas. Pasižiūrėjai šitą paveiksliuką, čia dar jis nebuvo darbė jis jau buvo čia, bet daugiau nieko iš to grafiko negalim pasakyti. Žodžiu, kai pirmuosius įveikė pirmuosius 12 km, kaip sąlygoje pasakyta pirmam punkte, tai reiškia laikrodis rodė 9 valandas 20 minučių, kai vyras įveikė. Tai rodė jo laikrodis rodė 9 valandas 20 minučių. Vyro laikrodis rodė 9 valandas 20 minučių va šiuo momentu. Aš šitai pažymėjau. Ir klausė, kelintą valandą jis išvyko iš namų pagal jo laikrodį. Na taip nepasakyta pagal jo, bet reikia tai suprasti, kad pagal jo laikrodį. Šitiek laiko jisai važiavo. Laikrodis po tiek laiko rodė šitiek. Tai kiek rodė laikrodis? Na, pirmas dalykas, šitą skaičiuką reikia pasiversti va šiuo skaičiuku 9 val 20 min. Čia 25 valandos. Pagrindinis dalykas suprasti, kad 25 valandos galima taip parašyti šitaip. Tai yra 1/4 valandos. Na ir 1/4 valandos, 1/4 valandos, tai yra 15 minučių. Čia yra sunkiausia šio uždavinio vieta. Tai yra jo kelionė iki to momento truko 1 valandą ir 15 minučių. Na, iš 9:20 atėmė 1:15, gaunam 8:05. Startavo 8 valandą 5 minutės, tai čia buvo 9:20. Jeigu aš nesuklydau daug. Nesuklydau. Kitas uždavinys, 12.2, sako, tam tikrų momentų vyras važiavo 9,6 km per valandą greičiu. Nu, kažkuriuo tai momentu. Jo greitis buvo toks. Ir sako, parašykite šį greitį, parašykite ne kilometrais per valandą, bet metrais per minutę. Na tai, aš taip paprastai taip sprendžiu tokį uždavinį. Kiek jis metrų per valandą nuvažiavo, jeigu nuvažiavo tiek kilometrų? Tiek kilometrų, tai kiek metrų? 1000 kartų daugiau. Tai bus 9, padauginu iš 1000, 9600 metrų per valandą. Na, toliau galvoju, kiek bus per minutę. Jeigu per valandą nuvažiavo šitiek metrų, tai per minutę jis nuvažiavo 60 kartų mažiau. Tai yra tas skaičiuka 9,600 dalinami 60 ir gaunam reikiamą atsakymą metrai per minutę. Padalyja, na čia 16, 1,0 nesusiprastina ir atsakymas yra 160 metrų per minutę, jeigu aš aišku čia viską padariau teisingai. Na 12.3 punktas sako, žmona į darbą ėjo pėsčiomis, dar kartą pabrėžia, kokie sportiškai ir apskaičiuokite jos ėjimo greitį kilometrais per valandą. Kilometrais per valandą. Mes ką žinom? Jos ėjimo greitį kilometrais per valandą, na čia, kad jis tolygus tas ėjimas, vienodu greičiu, ėjo visą laiką, žinom kelio formulę.
kad nueitas atstumas lygus greičiui padaugintam iš laiko ir mūsų prašo žmonos greičio. Tai greitį gaunam nueitą kelią dalydami iš laiko ir pasinaudojam to grafiku, kad tuo momentu, kai jinai buvo nuėjusi 6 kilometrus, tai buvo užtrukusi 1 valandą ir 15 minučių. Bet šiuo atveju mums šitas skaičiukas yra reikalingas, reikia dalyti ne iš šito, va čia va tą laiką, bet šitai. Kilometrai per valandą, tai mums reikia šito skaičiuką. Na tai ir apskaičiuojam tą ieškomą greitį V, tai nueitą kelią S, dalyjam iš tai šito, nu tokio mąstymo aišku reikia čia. Mechaniškai labai galima ir susipainioti ir suklysti. Na tai belieka padalyti 6 iš 125, aš tai pasiverčiu šitaip. 125 skaitiklį ir vardiklį dauginu iš 100, na paskui labai čia gana greitai. Man atrodo, gaunasi toks atsakymas 4,8 km per valandą. Na ir paskutinis tas ketvirtasis. Čia ketvirtasis punktas. Dabar jau galiu terlint, nes daugiau rašyti nereiks, o reiks važiuoti taisyti Simono Daukanto gimnazijos Vilniaus mokinių darbų, kurie dabar jau ten kažkur ilsisi Nidoj. Paskutinis uždavinys pasakyta, kad vyras išvažiavo į kairę, žmona į dešinę. Ir kai vyras išvažiavo iš namų, tai žmona buvo nuėjusi 0,5 km. Tuo momentu, kai vyras išvažiavo, žmona jau buvo tiek nuėjusi. Na, aš tai pavaizdavau. Na, vyras iš viso važiavo 1,25 valandos arba 1 valandą ir 15 minučių ir klausė, koks bus atstumas tarp žmonos ir vyro, kurie išsiskyrė priešingom kryptim po 1,25 valandos nuo to momento, kai išvažiavo vyras. Na tai kiek vyras per tą laiką nuvažiavo? Sakyta šitam brėžiny. Kiek jis nuvažiavo kilometrų? 12 kilometrų. Kiek per tą patį laiką? Nes ir žmona nuo to momento dar šitiek ėjo. Na, kadangi nuėjo vienodu greičiu, jeigu tikėtina, kad jinai į darbą neatėjo. Ja, tai jinai jau buvo 0,5 kilometro nuėjus. Jeigu tikėsim, kad jinai dar į darbą buvo neatėjusi, tai jinai dar buvo pakeliu į darbą, tai jinai per tą laiką nuėjo 6 kilometrus. Čia 6 kilometrai. 6. Tai koks buvo tarp jų atstumas? Tarp žmonos ir vyro po to laiko 6 plus 0,5 plus 12. Tai jeigu koks bus atstumas tarp vyro ir žmonos, tai atsakymas sudedam tuos 6 plus 0,5 ir plus 12 ir gaudam 18,5 km. Na gerai, kad čia daugiau kažko nepaklausė, bet ko gero yra taškas atostogos.